Kalėdų liko 40 dienų ir pats laikas pasižiūrėti, kaip prekybininkai mus vilios į savo parduotuves. Pagrindinis jų instrumentas, aišku, yra kainų leidinys, tai mes juos pradėsime apžvelginėti. Iš visų tinklų, tai šventiniai pasiūlymai pirmajam, kaip visada, prasidėjo Lidl. Šią savaitę prie jų jungiasi Maxima, su advento kalendoriais jungiasi iki, Norfolk prie to neprisijungia, na ir linksmiausiai jungiasi Rimi, kad irgi prisiminė, kad blemba, jau reikia kažką kalėdom siūlyti. Tai ant viršelio užrašė daugiau kalėdų, bet viduj pas juos vis dar vyksta grožio šventė. Turbūt visi labai skubėjo, sako, taigi blemba reikalinga, apie kalėdas jau šnekėt. Nu tai darom viršelį. Tai va padarė viršelį. Kol kas, jeigu žiūrėt kaininius pasiūlymus, tai visi labai nedrąsūs. Kažkokių didelių kainų, gerų pasiūlymų, neduoda, nebent galima pasakyti, kad Maximoje nuo ketvirtadienio bus bananai po 79 centai. Taip, be jokios abejonės, jeigu jau šnekam apie vaisius, visi išsitraukė, praktiškai visi išsitraukė mandarinus. Bet geriausia kaina vėlgi Maximoje ir Lidle po 99 centus. Maximoje laisvai, Lidle teks naudotis programėlę. Rimi su mandarinais nepataikė, pas juos €19, o pas iki mandarinų kaina kol kas iš viso yra €69. Tai reiškia neypatingai gerai. Kas įdomu, tai tokia deganti prekė, kurią galima prekiauti trumpai, tai advento kalendoriai. Tai su advento kalendorių pasiūlymais irgi išėjo iki ir Maxima. Na, tačiau jau ir mūsų skaitytojai pastebėjo, siuntė ir reiškia visi kiti, kad iki startavo su labai didelėm kainom, tai jeigu imti ir lyginti, tai analogiški kalendoriai, tarkim, M&M's kainuos Maximoje €7,69, iki parduotuviai su nuolaida kainuos €11,99, aišku, į bazinės kainas, jeigu pasižiūrėti, iki skelbia, kad pas juos buvo kaina neva €17, pas Maxima €11, bet kokiu atveju iki, na taip, ganėtinai įspūdingai atrodo prieš Maximą su savo aukšta kaina, praktiškai 50%, kitas irgi iš sutampančių kalendorių. Tai KitKato Maxima €8,79 iki €10,99. Tai irgi €3 skirtumas. Čia tik kalendoriai, na, daugiau mažiau toks rimtesnis konditerijos gaminys, nes juose po 200 ir 360 gramų, jau kažkiek ten tų saldainių yra. Bet yra ir juokingų kalendoriukų. Milka 90 gramų, €3,49, na, ta prasme, šokolado plytelė €19 100 gramų, tai, na, pirk, nepirk tokį džiaugsmą mūsų vaikui jau patys galvoti, galbūt geriau pačiam pasidaryti gražias dėžutės, sudėti gerų saldainių, ten kilogramą praktiškai galima iškaišioti.